Tai Rimas, sveiki, kalbame su jumis prieš Europos čempionatą, kuris Lietuvai labai svarbus ir Azerbaidžane praėjusiame sezone su Baku Sabah tapote lygos čempionais. Ar užteko laiko poilsiui, mėgstamų hobiams, žvejybai, buvimui gamtoje? Laiko visada yra į valias ir per mažai. Žiūris ką veiki, bet ši vasara buvo truputėlį įtempta, kadangi buvo pasiruošimas Europos čempionato stovyklom, pradinėm stovyklom, reikėjo susidėlioti ir tos planus, ką turėsim padaryti. Vienu žodžiu, žvejoti teko ne kaip daugiausia, bet buvau kelis kartus išvykęs pažvejoti karpių. Na, į medžioklę jau turbūt nežinau, kaip po poro metų nebenueinu. Jis trūksta ir trūksta laiko. Darbas pirmoje vietoje, o malonumai palauks. Norėjau klausti, kur jūs jaunystės paslaptys, nes vis geriau ir atrodote? Nežinau, bet aš manau, kad žmogaus postinys sveikatos ir tas jaunystės variklis yra darbas. Na, yra neblogai, jeigu tu dirbi mylimą darbą. Man krepšinis yra mano hobi, mano meilė. Ir viskas viename, tai aš dirbu savo mylimą darbą. Na, neblogai sekasi. Manau, čia vienas iš tokių faktorių, kad visada žmogų labiausiai žaidžia nelaimės, nesėkmės, tai tokių aš kaip ir nesu per daug. Matyt, čia ir bus pasakytis. Ar vis dar laikote save aukščiausiais lentynos Eurolygos trenerio, ar darbas Azerbaidžane jūs tenkina? Na, į Azerbaidžaną aš važiavau vien todėl, kad aš jaučiu sentimentus Azerbaidžanui, nes man teko dirbti prieš 25 metus, pažįstu. Ir dirbau 4 metus, pažįstu žmonės, kai tik žiūrint televizorių, pažįstu juos kaip tautą, su visais džiaugsmais, vargais. Ir kada pakvietė, tai su malonumu važiavau kanais. Na, jeigu grįžt prie Eurolygos, tai nežinau, jeigu papultų kažkoks variantas, gal ir galvočiau, bet iš esmės tai kažkaip nelabai pergyvenu, kad netreniruoju Eurolygos komandos, nes dirbau tai 10 metų ir žinau, tos 10 mėnesių nemigos ir nervų ir nesakyčiau, kad negalėčiau dabar to padaryti, bet nelabai ir vilioja. Kalbant apie Azerbaidžaną ir tęsiant mintį apie darbą šioje šalyje, daugelis jau pamiršė, kad nuo 2002 iki 2006 jūs vadovaujate šios šalies nacionalinėje rinktinėje ir 2005 su jie tapote Islamo šalių solidarumo žaidimo čempionais Medinoje, Islamo lopšyje. Ką atsimenate iš tų laikų? Na, padarau daug gerų dalykų. Užsiminiau apie sentimentus tai šaliai ir Azerbaidžano krepšiniui. Kai buvo tokios, sakyčiau, pasaulinio rangos olimpinės žaidynės musulmonų šalių. Juose dalyvavo, kaip koname, 56 šalys. Na ir mums pavyko įveikti tokias, sakykime, didžias krepšinio valstybės kaip Iraną, kuris po 4 metų, man atrodo, 2008 jau dalyvavo Pekino olimpinėse žaidynėse. Tai tą komandą mes įveikėm į Panamu, tai iki tonalidikus finalį gal. O šiaip tai buvo tikrai aukšto rango varžybos, nieks pirmos vietos nekalnodavo. Tai tas pasiekimas man yra labai brangus. Na, jau nekalbu apie tą, sakykime, šalį, nes tada buvom Saudo Arabijai, buvom
musulmonų lopšyje ir buvo Mekoj, ir Medinoj. Ir man teko pabuvoti švenčiausiose vietose. Taip, kad tie prisiminimai patys geriausi ir nekalbant apie rezultatus. Ar dažnai pasakojate savo auklėtiniams į pasiekimus su tą rinktinę, kai niekas nesitikėjo iš jūsų pirmos vietos, galbūt taip motyvuojate savo žaidėjus? Na, kaip, yra daug motyvacijos būdų. Taip. Dažniausiai būna, sakykime, atsitinka dalykai, kurių mažiausiai tikiesi. Aš pamenu, kai mūsų išlydėjo tas žaidynės, tai tikrai mūsų rimčių daug nedėjo. Ir šalis mums įtyrėm dėl to, kad sudalyvauti. Bet mums pavyko ir aš manau, kad tuo metu vieną kartą pagavo tokias sporto šakas kaip imtynės. Ir ten buvo pas tas, sakykime, tas tikslas tų medalių iš tų sporto šakų, bet labai džiaugiuosi, kad tų pavyko ir kad vežėme į Azerbaidžaną auksą. Tai turbūt galime teigti, kad islamo šalių žaidynių auksas turbūt yra pirmas jūsų svarbiausias kaip vyriausio trenerio laimėjimas. Na taip, tada nuo to man prasidėjo, kas sakykime, ir kaip trenerių tokia karjera, kur buvau tada, gavau tokių pasiūlymų iš to meties, kaip ir minėjau, rinktinės, kuri buvo po 4 metų jau Pekino olimpiadai, gavau tada pasiūlymą važiuoti dirbti į Iraną į treniruoti rinktinę, bet kažkaip kurie buvo labai jau rami ta situacija, kaip ir dabar Irane, tai aš paprasčiausiai dėl tų tokių, gal sakyčiau, politinių sumetimų nenurikau, o šiaip tai krepšinis ten propaguojamas, mylimas ir tas buvo gal neblogas šansas per Iraną pakulti į olimpinę žvaigždės kaip į trenerių. Na, tas neįvyko, nelabai aš pergyvenu, poliau man karjerą dėliausi gal neblogai, taip kad kartais kažką prarandi, bet kažkus tu turi atrasti. Taip pat jūs nuo 2002 iki 2006 iki 46 metų buvote Baku Gala žaidžiantysis treneris. Ir iš kur tokia sveikata? Ar tiesiog nematėte savęs po krepšinio karjeros baigimo? Ar tiesiog ten, kaip gavosi, kad taip ilgai žaidėte? Na, per daug tada nežaidžiau, bet buvau registruojamas visose, nes ką žaidėm tada Europos taurėje, dabar net nežinau, kaip ta Europos taurė vadinasi. Ir, man teko vieną kartą pabuvoti aikštelėje, bet aš treniruodavausi kartu su žaidėjais, juos mokinau ir savo patirtim, ir savo pačio veiksmais. Nežinau, kažkaip sportuoju ir lygiai dabar. Sportas mano gyvenimo dalis, tai kiek galiu. Dabar, aišku, jau žaisti turbūt negalėčiau, neturbūt greičiausia, bet tuo metu dar buvo tos, sakysime, energijos, noro, meistriškumo, kad galėjau savo asmeninį pavyzdžių parodyti, sakyti, jaunai Azerbaidžano komandai, kaip atrodo krepšinis, pats jį žaisdamas. Pasakykite, ar buvo sunku integruotis į trenerius po žaidėjo? Ar tas perėjimas taip natūraliai įvyko? Na, sudėtinga, pavyzdžiui, aš atsimenu save, man turbūt reikėjo gal kokį 2 metų suvokti kai kurios dalykus, nes aš tą visą trenerio darbą mačiau per žaidėjo prizmę ir tada tam tik treneriu, tu jau esi kitoj barikado pusė. Ir man atrodo, jau kaip gali žaidėjas nepadaryti to, anos ar kito dalyko. Ir tada, kol tu tampi, sakykime, to vadinamo pedagogų, mokytojų, ir turi suprasti, kad tik kiekvienas gal gali kažko padaryti, kažką reikia, kažką reikia patempti, kažką reikia truputėlį gal pavarti. Ir iš kitos dalykus jie užima laiko, kad treneris suprastų, kaip valdyti
komanda. Kai esi žaidėjas, žaidė ir žaidė. O kaip valdyti komandą ir kaip sujungti, sakykime, 12 ar 15 skirtingų charakterių į vieną krūvą, ta patirtis, kokia jinai ateina tik bedirbant treninį. Ir Rimai vėliau sekė į trumpi etapai. Pirmas Ural Greit, Vilniaus Sakaluose, Vroclavo Šlionske. Kuo tos karjeros stotelės jūs išmokė? Na, visų pirma, tai buvo klubai, kurie finansiškai buvo stiprus ir tų tokių metinių garantijų mes neturėjom. Aš atsimenu Permiai, mes kaip ir surinkom neblogą komandą, bet dėja po 3 mėnesių pinigai baigėsi. Tai kurie žaidėjai išvažiavo ir man teko išvažiuoti. Na, Sakaluose aš tada irgi, kadangi turėjau tokią tarpinę stotelę tarp tokia be darbo, gal sakyčiau, po Permės, tai buvo pakviestas į Sakaus vėlgi. Sakalų finansinė situacija nebuvo gera, bet aš nenorėjau pinigų, norėjau paprasčiausiai dirbti. Tai Sakaluose tik tai paprašiau, kad man, taip jeigu grubiai sakant, dirbau už valgį, nes gyvenau Vilniui viešbutį, valgydavau pietus, vakarienę, kur jau apmokėdavau klubas, o atlyginimo aš net nepamenu, ar gaudavau, nes man davė mašiną ir pasakiau, kad užpiltų benziną, nes aš gyvenau Kaune ir man tekdavau važinėti, tai praktiškai dirbau iš idėjos. Na, aišku, gaila, kad klubas taip vargo ir galų gale baigė savo pasirodymą LPL, bankrutavo. Na, pas Tomą nuvažiavau į Sopotą, kadangi buvau pakviestas kaip, nesakyčiau, kad treneriu, bet buvau pakviestas kaip patarėjų, nes padasta puikiai valdė komandą, kadangi komanda žaidė Eurolygoje ir jisai buvo susirinkęs, komanda buvo gan turtinga pagal po meto biudžetus ir jisai buvo susirinkęs gerus žaidėjus. Tos pagalbos, Tomas yra geras treneris, tos pagalbos per daug iš manęs ir nereikėjo, tai man teko iki grįžtant į Lietuvos Rytą 3 mėnesius padirbti pas Komą. Na ir tada grįžau į Lietuvos Rytą. Kadangi Lietuvos Ryto keitėsi treneriai, kada atėjo Antanas Sereika, na, iš gal visai gerus rezultatų buvo atleistas iš klubų. Ir tada Gedvilas Vainauskas su Jonu Vainausku pakvietė mane dirbti ir treneriu. Ir tas sezonas buvo mums sėkmingas, perandėme komandą, kada mes laimėjome ir Europos taurę ir LKL, ir dar buvo turnyras Baltijos šalių. Pirmenybės tada buvo labiau labai stiprios. Jas dalyvavo geriausios komandos, tai Talino Kalevas, Tartu Rokas, Vefas Rygos, Raiska ir Vef dabar nepamenu. Ryta, Žalgiris buvo tikrai labai rimtos po Baltijos varžybos ir mes jas pavyko mums laimėti. Taip kad tas sezonas buvo sėkmingas. Iš 4 varžybų laimėjom 4 titulus. Aiškiai buvo tas sezonas vien auksinis, taip pavadinčiau. Na, karjeros aš skaitau tą visą, jeigu sudėti visus tos mano dalyvavimus, tos trumpalaikius per visus klubus, šiandien sakyčiau, tai buvo mano karjeros pradžia. Ir kartu į tą draugystę su gerbiamu treneriu Tomu Bučėsu prasidėjo 96, galbūt net anksčiau, Atlantos žaidynėse, vėliau 98 kartu žaidė Kauno Atlete. Tai kaip ten tas ryšys su Tomu atsirado, ar tiesiog per bendrą? Tomas buvo geras krepšininkas ir jisai papuolė į mūsų rinktinę 26 metų Atlantos Olimpinių žaidynių. Žaidė jisai gerai, gal nebuvo pirmose vaidmenyse, bet tiek laiko, kiek jis gaudavo žaisti, jis visada savo žaidimo stilių ir savo, sakyčiau, charakterį, kovotojo charakterį, tą, sakykime, laiką pateisindavo aikštelėje, kiek praleisdavo. Na, taip ir susipažinau, paskui jis turėjo neblogą karjerą, Tomas žaidė, atrodo, ir Izraelyje, ir sakykime,
Ukrainoje, žaidė gerose klubuose. Na ir taip suvedė gyvenimas, kad kai jisai pradėjo Lenkijoje, atabnėjo. Kai jis pradėjo dirbti treneriu, pasikvietė ir mane. Dirbom trumpai, bet gan sėkmingai kartu. Taip, bet mes nuo senojo pažįstami. Kalbant apie, pavyzdžiui, 96 Atlanto žaidynės ir pusfinalį pralaimėjimą Jugoslavijai. Ir kaip iš perspektyvos, ar dar pakalbėte, tarkim, su Tomu, ar galėjo kažkaip kitaip susiklostyti tos rungtynės jūs kartu ir žaidėte olimpiadoje, ar tas 66-58, ar ten tas rezultatas kažkaip ten, ar yra tokia nuoskauda iš tos olimpiados, kad kažkur buvo galima geriau ten galėjo sužaisti, nes daug kas užmiršta ten tą pralaimėjimą pusfinalį konkrečiai. Da, aš pamenu jį labai gerai, mes turbūt kovėmės lygiai paskutinių 2 minučių, aš dabar nepamirau to situacijų, ten taip daug detaliai, nes prabėgo nemažai laiko. Na, jie tada vadinosi ne Jugoslavija, bet Serbija. Ir kadangi mes Horvatus toj pačioj olimpiadoj pirmam mače įveikėme, buvo labai sudėtingas mačas. Tai aš manau, mes turėjom šansą. Mes labai nesėkmingai sužaidėm tas 2 minutės. Net pamenu kaip, kada Sabonis prasiveržė po serbų krepšių ir Divacas krito po kojom ir jis užlipo. Ir vietoj to, kad įmestų kamuolį į krepšį, jisai užlipo ant gulinčio Divaco ir krito pats į autą, nes tas, sakyčiau, toks buvo nelaimingo atsitiktinumo tas toks momentas. Ir mes pralaimėjom berods 6 taškais, dabar net nepamenu. Na gaila, aišku, tai buvo pusfinalis ir jeigu būtume laimėję, būtume išėję į finalą su, kai jau ten turbūt pradrimtim. Ir nebūtų reikėję gal taip kovo dėl tos bronzos, kur mes turėjom dėl bronzos kovoti su australais. Įveikėmės į juos, nesakyčiau, kad buvo lengva, buvo labai sudėtinga. Bet įveikėme ir iškovojom bronzą. Jei būtume papuolę, jei būtume į finalą, jau aišku turėtume sidabrą, bet aš galvoju, kad yra tokia turbūt paradoksas, kada sako, sidabrą tu pralaimi, bronzą tu laimi. Sidabrą tu visada įgyji, žaisdamas finale pralaimėjęs, o bronzą mes turėjom įsikovoti, tai malkas medalis yra labai gražus. Na ir aš galvoju, čia yra aukštas pasiekimas. Jie toliau 3 pasaulyje, olimpinėse nebuvėse, tai yra tikrai labai geras. O sakykite, treneri, ta priešprieša prieš serbus, vėliau ir prieš tai sekęs 95-ųjų prieš Atlantą, tas pralaimėjimas serbams finale Europos čempionate. Tai ta priešprieša Lietuvos ir Serbų nuo tų laikų prasidėjo kažkur, galime teikti. Na, aš nesakyčiau, kad mes ta priešprieša tokia buvo dar, kai buvo tarybiniais laikais, tai tavo Jugoslavija ir Tarybų sąjunga, Sovietų sąjunga. Tai tada ta priešprieša buvo, čia tokios 2 krepšinio tautos Europos, mes buvom tokie didžiausi konkurentai, mes tuo metu nei italai, nei ispanai, nei prancūzai buvom tom 2 šalim neprilygo. Na, kaudavosi, bet mes vis tiek turėdavom pranašumą, o mes tarpusavy tai buvom tokie, tikrai kartais iki muštynių daidavo ne vieną kartą. Bet jau kada po 90 metų, tai skilo ir ta pati Jugoslavija, skilo ir Tarybų Sovietų sąjunga. Jau tie santykiai pasidarė šiltesni, draugiškesni. Ir aš nemanau, kad mes buvom priešai, nes kas gerai sutarėm ir su serbais, ir su Džordževičiu, ir su Divacu, ir su eilės kitų žaidėjų. Bet jau aikštelėje tai mes jau kaudomės, nes jie žinojo, už ką kaunas ir mes žinojom, už ką kaunomės. Tai ta priešprieša buvo tik tai, kokio sakyčiau, sportinio lygio, bet ne asmeninė ir ne šalies prieš šalį.
kalbant apie didžiausius iškovotus titulus jūsų kaip žaidėjo, tai turbūt 88 Seulo olimpiados auksas ir 1985 vakarų Vokietijoje iškovotas Europos čempionato auksas. Ir tai jūs brangiausi iškovoti medaliai. Na tai man teko ir 80 kartais iškovoti auksą, man teko iškovoti. Na, vienas iš brangiausių yra medalių yra Seulo auksas, nes čia yra olimpinis auksas. Tai jeigu mes Žemėje turim 7 milijardus žmonių, tai mūsų komanda 12 žmonių, mes esam pirmi savo darbo srity, pirmi iš 7 milijardų 12 žmonių, kurie tapo ne pirmi. Tai aš manau, jau čia tie skaičiai nemeluoja, tai yra tikrai toks fantastinis pasiekimas. Bet man nemažiau brangus ir netgi gal brangesni tie bronzos medaliai, kuriuos aš iškovojau būdamas gindamas Lietuvos garbę po nepriklausomybės. Jie buvo visai kitokios rūšies medaliai, nes tai buvo tik tai grinai lietuviška komanda. Mes atstovavome mažai pasaulinio mastu, bet dideliai krepšinio mastu šaliai Lietuvai ir įrodėme, kad mes galime būti irgi treti pasaulyje, tokiam dideliam pasaulyje su tokia maža, bet sakyčiau tokia sportinė ir ambicinga šalimi kaip Lietuva galėjo būti treti pasaulyje. Tai aš manau, tai yra ne ką mažesnis pasiekimas negu olimpinis auksas. Su jūsų tuntiniu ūgiu 1,96 m ir žaidimu antroje pozicijoje, kaip jūs galvojate, jūs dabar būtumėte dar sėkmingesnės žaidėjas, ar visgi užskaitėte savo karjerą, visgi ir su Madrido Realu laimėjote Ispanijos čempionatą 94 ir buvote rezultatyviausias Vokietijos lygos žaidėjas 90 5 kart Sovietų Sąjungos čempionas ir atšilus santykiam tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Sovietų Sąjungos 89 debiutavote NBA visų žvaigždžių savaitgalio Liūsino tritaškio konkurse. Kaip jūs retrospektyviai savo karjerą vertinate? Na, aš vertinu ją gan pasisekusią, nes ne visi turbūt sportininkai pasiekia sportuodami tiek titulų. Aišku, yra daug pažįstų sportininkai, kurie pasiekia ne krepšinio srityje, bet ženkliai daugiau. Bet aš skaitau, mano kai krepšininko karjera gan sėkminga. Kaip būčiau šiuo metu su savo, reiškia, to ūgiu svoriu, manau, kad aš atitinku visus šiuolaikinio krepšinio standartus pagal savo poziciją, sakykim, būti atakuojančių gynėjų ir 1,95 m, tai yra standartinė situacija dabar. Na, tie gabumai, jeigu, aš nežinau, dabar aš matau NBA žaidžiančius žaidėjus, gerus žaidėjus, jie aišku, individualiai techniškai daug pranešesni, negu mes tuo metu buvo, nes mes net paprasčiausiai neturėjom po metu kiek informacijos, mes neturėjom tokių trenerių, nes, kaip pamenat, Sovietų Sąjunga buvo uždara ir mes tik tai net kažkokią apie krepšinį informaciją iš Amerikos atsivesdavom patys išvažiavę į Ameriką lapkričio mėnesiais, tada žaisdavom su Tarybų Sąjungos rinktinė turnyrus, mes visada važiuodavom lapkričio mėnesį žaisti 10 rungtynių su universitetais Amerikos, tai pirmą ką darydavom, tai turėdavom krepšinio kasetės, kad įvežti į Tarybų Sąjungą, parodyti, kaip atrodo krepšinis, nes nei televizija, niekas tuo metu krepšinio nerodė, nei iš europinių mes negaudom jokių, reiškia, šalių transliacijų apie europinį krepšinį. Mes tą vertėmės, ką patys darėm Lietuvoje, ką darėm Sovietų Sąjungoje. Tas Sovietų Sąjungos čempionatas, tai tos informacijos tiek žiūrėti, tiek tobulėti, mokintis, ką darė vakaruose, mes neturėjom. Tai man dabar labai yra sunku palyginti, kaip atrodyčiau šiais laikais. Ir manau, tai yra nepalyginimo dalykai. Savo laiko buvau vienas iš, sakykime, vedančių žaidėjų Europoje. Net buvau pakviestas vienintelis į žvaigždžių mačą, būdamas nežaisdamas
NBA lygoje, buvau pakviestas tokio svečio teisėmis. Skaitau, tai yra pats aukščiausias mano įvertimas, aš galėjau pasiekti savo karjeros metu. Kaip jautėtės, kai tada pavyko pramušti geležinę uždangą, taip vadinamą, ir nuvykti į Houstoną, kur iš arti matėte Reggie Millerį, Danny Ainge'ą, kitus snaiperius? Nu kaip, aišku, juos anksčiau matydavau tik tai per televiziją. Ir epizodiškai, kaip minėjau, tas kasetės, arba išvažiuodavom tą mėnesį į Ameriką, žiūrėdavom NBA, kai tik vykdavo varžybos, kai viskas pas tai buvo matyti, jie tokie buvo kaip ir tolimi, kažkur kitoj galaktikoje. Ir čia man teko garbė dalyvauti tam visam žvaigždžių, reiškia, vadinamų savaitgalį. Tai ten buvo ir tritaškių konkursas, dėjimų konkursas ir tas All-Staro, reiškia, varžybos. Ir aš buvau ne tik kaip žiūrovas, buvau dalyvis to viso įvykio, taip pat man paliko labai didelį įspūdį. Man teko pabendrauti su keliais Isaiah Thomas, su Charlesu Barkley. Buvau, reiškia, bėdoj vienam tokia pobūdį kartu, kur buvo Shaquilas O'Nealas, buvo Michaelas Jacksonas, buvo Jordanas, Michaelas Jordanas. Tai tam visam, tokioj, kaip sakyt, tokioj virtuviai pamačiau iš arti, kuo jie kvėpuoja, kaip gyvena, kaip atrodo. Tai yra paprasti, yra superiniai krepšininkai, paprasti žmonės. Tai man teko tą jausmą patirti, bendraujant, nes tada pamenu, kai kaip tam iš visų žvaigždžių savaitgalį ten tokių kaip eiti pabėgoti, pasiruošti kažkokiom rungtynėm, tokių. Jie surenka tą savaitgalį ne tam, kad pailsėti, jie padaro tokį grandiozinį šou. Ir man paliko labai įspūdį pati organizacija, kai visi barai, restoranai, visi žmonės suvažiuoja į vieną miestą, tada tuo metu buvo Bostone, kad visi kvėpuoja ir gyvena tik krepšinį. Ir man teko kartu su Charlesu Barkley nueiti į naktinį barą ir kalbą sėdėti, tai buvo susirinkę visų komandų žaidėjai, tie, kurie dalyvauja, ar ne, nes į tokią šventę suvažiuoja tą visą Ameriką, ne tik Ameriką, viso pasaulio krepšinio visuomenė suvažiuoja, agentai, treneriai, kas turi galimybę, visada tenais yra ta visa, kokia, sakyčiau, nenorėčiau pavadinti aukštuomenė, bet viskas yra planeto žemėje vadinama krepšiniu, tai viskas susirenka tam 3 dienom tenais. Ir man teko būti tam visam sukūry ir labai džiaugiuosi, ir man tai įspūdžiai neišdilo lygiai dabar. Na, vienu žodžiu, tai buvo labai tokia maloniai gera patirtis. Sakykite, per tuos savaitgalius, kaip pasakyti, žaidėjai nori laimėti aikštėje ir už jų ribų. Ar daug žaidėjai pralošia kazino per tuos savaitgalius? Ar yra toks dalykas, egzistuoja? Aš nežinau, aš kazino nebuvau, bet ten visas miestas, ta viešbutį, kur gyvenom, tas didžiausias foje, ten viskas vyksta tokia kaip šventė. Visos gatvės pilnos žmonių, ten niekas neina miegoti tą savaitgalį, nes visi to, kaip sakiau, preferuoja krepšinio. Daug prirengta kokių, reiškia, renginių, kaip krepšinio aikštelės, vyksta visokie konkursai, nuo vaikų iki suaugusių, iki senjorų. Tai tuo metu taip atrodė tas visas krepšinis. Nežinau, kaip dabar atrodo, bet man tada paliko, man tikrai toks didžiausių, efektyviausių renginių po Bėsalą. O tada galėtume pakalbėti apie tokią temą, kaip pavyzdžiui, tie žaidėjai gauna didelius pinigus, neretas po karjeros bankrutuoja. Tai kaip taip gaunasi, kad jie tos pinigus išvaisto, ar kažkokie žmonės, draugai atsiranda, kurie su pasiūlymais investuoti, daryti verslą, kažkaip tie žinomi žmonės pritraukia, aš kaip suprantu, patarėjų vairiaus plauko, konsultantų, galbūt jie gauna per didelius pinigus tuo metu. Ar jūs esate girdėjęs ar susidūręs savo karjeroje su tokiais atvejais? Kodėl taip apsuka galvą žaidėjams? Taip, aš turėjau net vieną pasiūlymą, sakykime, Volkeris, kažkada laimėjęs NBA dėjimo
iš viršaus konkursą. Jį man siūlė į Chimkus, kada treniravau, jam buvo 35 metai. Tai jisai, kiek pamenu dabar, jis buvo uždirbęs 150 milijonų, bet buvo praradęs vis. Ar tai nesėkmingai investavęs, ar tai nežinau, kokie ten kitos buvo išeidėjos, bet čia yra didelė bėda NBA, kadangi ateina jaunuoliai, gauna iš karto milžiniškus pinigus ir jie nežino, kaip su tais pinigais elgtis. Dabar yra net tokia programa, kad tie jaunuoliai, kurie ateina pirmaučiai į NBA, juos apmokina, kaip ne tik investuoti, bet suprasti tų pinigų vertę, nes tau atrodo, kai tu gauni daug pinigų, kad tu gausi juos visą gyvenimą ir ben jie nesbaig. Ir dažnas yra tokių, kurie investuoja į kažką praranda, yra tokių, kurie paprasčiausiai iššvaist. Nes nepastautis visiems iš karto nusiperka namus į kažkokias tai ten vilas pirmos pajūry, susiperka kokie 6 ar 10 mašinų, dar visų tų lėktuvų prisiperka viskas, nes jiem atrodo, kad visą gyvenimą tas bus pinigų šaltinimas neišsenkamas. Ir ateina viena diena, kai jau tu nebegali. Reiškia, momentas ateina, kai tu jau nebegali pažaisti dėl tam tikrų priežasčių, ar dėl amžiaus, ar dėl traumų. Ir tie viskas susiraukia, o tu, kai kur tavo tas praeitas kelias, tas visas kapitalas lieka kažkur ore. Tai yra baisu ir aš sakau, dar kartą pasikartosiu. Reiškia, Amerikoje yra dar speciali programa, NBA programa, kuri apmoko jaunus žaidėjus, kaip elgtis šie žmonės. O kalbant apie, pavyzdžiui, dar jūsų kaip snaiperio įdirbį, buvimą visą laiką taiklių metikų, ar dar duodate pamokų dabartinės rinktiniams snaiperiams? Na, dabar buvo metas, kada duodavau tų pamokų fiziškai pats, sakeidamas ir įmesdamas kiek reikia, daugiau negu įmesdavau tie kiti, kuriuos mokydavau. Dabar galiu tik tai savo patarimais, kaip laikyti kamuolį, kaip išleisti, kaip alkūnė turi būti, kaip priešas dirbti. Tai tų patarimų duodu visada, nes mano kaip trenerio darbas, kai Kadarovo, tas toksai perteikti tą, ką aš mokėjau, aš jaučiu malonumą. Jeigu kažkas mane klauso, supranta ir dar atliekus, tai aš manau, dėl to aš ir esu treneris, kad savo tą visą patirtį perduoti, konkrečią patirtį, ne iš knygutės, bet iš savo žaidimo. Ir man gal kaip treneriui yra truputėlį lengviau, kadangi vis tik, jeigu žaidėja kažkas moko, žaidėjas nori sužinoti, kas tas žmogus, kuris mane moko. Tai, pavyzdžiui, paspaugus ten builio CV, tu gali pasižiūrėti, kas buvo ir kas duoda tam žaidėjui užtikrintumą. Ir man kaip treneriui sutika tokia, sakyčiau, tokia kozišė, kad jisai kikė manimi. Na, man negaila pastatyti, kad ir aš padarau. Kuris dabartinės rinktinės žaidėjas labiausia primena jūs jaunystėje? Na, aš net nežinau. Jeigu pagal apluą, tai mes turim Davidą Sirvydį, kuriam aš labai simpatizuoju kaip krepšininkui. Rūkštavidžius man tas labai, nes iš tokius vis tiek orientuosiu į bėgtikus. O seksai kažkurių žaidėjų aš neįskiriu, bet aš žinau, kaip yra atsakinga ir kaip yra svarbu būti geri metikų ir šinkų komandai netu. Tu savo tais taikliais, kad tu gali papeisti, rungtynių eigą. Nes tą darydavau mano partneriai, kurie buvo tokių pat geri snaiperiai kaip Homičius, Ratikas, Joviš. Valdė kalbu apie Sovietų Sąjungos žaidėjus. Tai dabar aš simpatizuoju šitiem žaidėjim, kurie yra tos mano žaidimo apluą, reiškia, pasiekėjai. Kaip jūs galvojate, ar anksčiau jūsų kartoje daugiau buvo sunkiai dirbama, ar šiuolaikinis jaunimas daugiau sunkiai dirba? Kaip galvojate? Aš galvoju, kad aš ten galvoju, žinau, kad mes dirbom sunkiau, mes neturėjom tiek pramogų, kiek jie dabar turi. Ir ne tik tai pramogų.
Mum, sakykime, tuo laiku krepšinis buvo viskas, aš sakyčiau. Ir darbas, ir hobby, ir meilė. Ir dabar yra daug tokių dalykų, tai kompiuteris, nekalbu kažkokiu galimybių išvažiuoti kažkur atostogauti. Reiškia, pasikeitė pats gyvenimo stilius, kad mes anksčiau turėjom tą prioritetą sportas ir paskui šeima. Dabar viso pasaulio turbūt ta situacija yra panaši, kad daugeliu atveju yra pirmoje vietoje šeima, paskui yra sportas. Ne visuose sporto šakose, bet kaip aš matau, arba yra viename lygmenyje. To anksčiau nebuvo. Ko mes anksčiau buvom mokomi Sovietų sąjungai, kad darbas ir ta garbė, kurią mes suteiksim tai pačiai šaliai, yra aukščiau už šiaip pažiūrės. Aš manau, tai nebuvo teisingai, bet situacija buvo, gyvenimas buvo toksai ir mes buvom tos sistemos vergai ir neturėjom, kodėl dabar yra pasirinkimas. Tu gali pasirinkti, papaukojasi sportai, tu gali pasirinkti, bet sportas yra tavo tik tai dalis gyvenime. O tavo pagrindinis, tas turbūt yra meilė ir viskas įpaduodama šeimai, vaikams. Dabar yra pasirinkimas, tais laikais nebuvo. Jūs ir 4 metus nuo 1997 iki 2001 vadovavote tuometiniam kūno kultūros ir sporto departamentui. Ir kas jums buvo sunkiau, ar tai funkcionieriaus į sporto ministro postas, ar sunkiau treniruoti, ar žaisti, kur daugiau buvo įtampas, ar galima čia palyginti? Na, čia labai dvi tokios skirtingos sferos, aš kaip po dvi barikadų pusės. Kai buvau sportininkas, manim rūpinosi visa sistema, tiek sporto komitetas tuometinis, tiek treneriai, tiek komandos. O jau kai tapau Lietuvos sporto vadovu, man jau reikėjo rūpintis visom sporto šakom. Ir ne tik, nes buvo ir miestų sporto skyriai, ir sporto draugijos. Buvo labai taip, jeigu grubiai pasakyti, didelis ūkis. Ir aišku, jeigu krepšinį tu esi ten geras žaidėjas, tai nereiškia, kad tu jau viską žinai tose struktūrose, kurio vadovo struktūrose. Ir man buvo labai sudėtinga dar kokį pusmetį, kol aš perpratau visą sistemą, taip dirba visa Lietuvos sporto sistema. Nuo sportas visiems, iki aukšto meistriškumo sportui. Kaip jie ruošiami ir tie visi, sakykime, tas biudžetas sporto būdavo paskiriamas. Dabar tai yra įkurta sporto agentūra, sakykime, ta departamentas sporto panaikino, ką aš skaitau, yra labai neteisingi. Nes sakykime, viena iš pagrindinių Lietuvos šaltinių, kur gali save parodyti pasaulyje per sportą, ta pagrindinė organizacija buvo panaikinta. Jinai buvo priglausta prie švietimo ministerijos, dabar dar kurta kažkokia yra agentūra, už sporto rūpinasi. Vienu žodžiu, tą, ką turėjom gerai, sunaikinom ir padarėm kažkokį tvarinį, net nežinau kaip pavadinti tą visą. Na, tuo metu viskas buvo didelėse rankose, mes buvom atsakingi, rezultatai buvo geri. Aš manau, kad jeigu imtume visų net iš šiuolaikinių olimpiadų medalių skaičių, kada laimėjome olimpiadai, tai jeigu, sakykime, olimpinis komitetas turbūt neapsiripo, tai 2000 metų Sidnėjaus olimpiada, dar man vadovaujant, buvo pati viršūnė, tada pasiekėm daugiausia medalių kaip Lietuvoje. Tai manau, kad ta organizacija buvo teisinga ir labai gaila dar tą pakartosiu, kad galėsiu nutilti. Jūs anksčiau minėjote interviu, kad anksčiau vieno kūno kultūros ir sporto departamento darbuotojo Algimanto Krukšto buvo sukurta visa taškų lentelė, visa sistema, komandiniai žaidimai ir individualus sportas atskirti. Ir sporto šaka gaudavo už pasiekimus tam tikrus per kalendorinius metus. Ir tuo metu irgi buvote minėjęs, kad krepšinio pasiekimai tuo metu irgi buvo krizėje vienu metu. Taip. Medalių krizė, tai ir dabar irgi turime 10 metų be medalių. Ar galime susijęti krizės tas
Tarkim, Na, kaip susėti. Sakykime, būna iššubliuome krepšinį, bus čia vyksta jau viskas ne metų bėgiai, vyksta dešimtmečiais. Tai ateina kažkokia karta, sėkminga karta, gali ateiti pavieniai žaidėjai, tada tu komandinėse sporto šakose nelaimėsi, gali ateiti keli žaidėjai, kaip mums tada pavyko vienu metu. Tai Kauno Žalgirio žaidėjai, sakykime, pats Sabodas, Kovičius, paskui tas Julijas, kurie bus visų Veinikis, Liupminas, Kardyšavas, Marčiulionis, taigi tuo laiku man gal sutapo labai dėkingas tas toksai laikotarpis, kai mes turėjom aukštos klasės žaidėjai tuo pačiu metu. Ir kitą sykį tu negali nieko padaryti, nes tie žaidėjai būna aukštos klasės, bet jie būna pavieniai, jie nesudaro to 10 ar 12 koordinačiais. Tai aš dabar net nežinočiau, kaip padaryti. Taip, tada buvo medalių badas, bet jeigu mes tada prieštume, gal pati ta sistema buvo, aš manau, kad Kuštos kurta labai teisingai, nes kiek ta sporto šaka laimėdavo medalių per visas amžiaus grupės, būdavo duodami taškai ir pagal tai būdavo skirstamas kitų metų biudžetas. Tai visos sporto šakos, jos nepaprasčiausia nuo gerų ar didelių norų priklausydavo jų biudžetai. Jos nuo duodamų rezultatų tai skatino, motyvavo visas sporto šakas pasirodyti pageriau, nes jie žinojo, kad automatiškai kitais metais gaus daugiau pinigų, galės pravesti geresnės ar daugiau stovyklų ir geriau pasiruošti. Tai aš manau, kad tai buvo labai sėkminga sistema ir labai sėkminga Žygimanto Pukštos išgalvota ta taškų sistema. Ir svarbiausia, kad mes tuo metu turėjom 107 sporto šakas, kad visos 107 buvo kaip ir pateikinos, nors tai visiems trūko pinigų, nes tų pinigų nebuvo per daug. Visų pirma, mes tada atskyrėm individualias sporto šakas, neolitinės sporto šakas, žaidimus ir tada gavosi tas vaizdas aiškesnis. Ta buvo ta politika panašiai į pritraukta prie teisybės kažkaip, nes yra visada sunkiau komandai kažką nugalėti negu individualiau sporto šaką. Vienu žodžiu, aš galvoju, kad ne todėl, kad aš tenais dirbu, bet tuo metu padarėm tikrai tokią turbūt topinę sistemą, kuri prie visų jos trūkumų visi buvo patenkinti. dabar nėra tokios kaip bendros valstybės sporto politikos, nekalbam apie jaunų žmonių sveikatą. Kaip manote, kodėl, kokios to priežastys? Aš galvoju, kad, kaip ir minėjau, buvo kultūros ir sporto departamento padaikinimų, nes mes turėjom tada sporto įstatymą ir jame buvo numatyta visi sportas visiems. Visi, sakykime, visos sporto sritys ir vieno visas amžiaus grupės, visas žmonių grupės, šeimų grupės. Viskas buvo numatyta, viskas buvo įdėta į sporto įstatymą ir svarbiausia, kad buvo struktūra, tai Kūno kultūros sporto departamentas, kuri rūpinosi ir sekė, kad būtų laikomasi to įstatymo ir organizavo visas, kas to sistemo varžybų įgyvendinimui. Dabar to nėra. Dabar yra švietimo ministerija su padaliniu sportui. Ir agentūra, kuri tik perskirsto pinigus, kurios buvo gauna iš biudžeto. Apie jokią sporto politiką, kaip supranta. Rūpinasi kiekvienas, kaip kažkada pasakė garsusis Bendoris, skęstančių gelbėjimas pačius skęstančių reikia. Tai aš galvoju, kad dabar ta tokia politikos, tos griežtos politikos sporto nebuvimas, na, nemanau, jie duoda turbūt tokią kažkokią laisvę ir pasirinkimą. Bet aš manau, kad ta organizuojamas sportas buvo daug efektyvesnis, negu yra dabar. Ir va čia paskutinis medalis iškovotas Lietuvos nacionalinėje rinktinėje yra 2015 metų sidabras Europos čempionate, tai 10 metų be medalių. Kaip galvojate, tas nuosmukis per daug užsitęsęs, ar mes jau nesame krepšinio elite? Na, mes galim pasivadinti, kaip mes norim. Bet aš manau, kad medaliai mus sako, ar esame elite ar ne.
Ir paskutinių metų dešimtmečio tos vietos, kurias mes užimam, tai buvo keli čempionatai, kur gal viską sprendė vienos rungtynės, tik sugebėjom perlipti to barjero, žaisdami visiškai neblogai, bet jeigu vertinat iš tos perspektyvos apie medalius, tai mes turime medalių badą ir mes tada turbūt greičiausiai nesivadinam tuo elitu, kadangi, turbūt yra Europoje kokie 50 šalių, kad medalį neturi Europos čempionatuose, pasaulyje to labai čempionatų. Tai aišku, mes esam pakol kas taugrui, kad manau, kad viskas yra mūsų pačių rankos. Ir, kaip sakė, nešventieji podus lip. Tai mes galim mes kažkada pradėjom tą visą, reiškia, tą Lietuvos valstybės krepšinio karjerą 90 metais, nuo 92 metų iki olimpinių žaidynių, iškėlėm tą pergalę, užkėlėm tą mūsų krepšinį į elitą. Šiuo metu truputį esame atsitraukę, aš manau, kad galima viską pakartoti. Šiemet LKL bus 9 klubai. Ar manote, kad nukentės pirmenybių lygis išėjus į vienai stipriai komandai, į Vilkams? Apie Vilkus šiai kita istorija. Man labai gaila, kad ir tai pasitraukai, nežiūrint į tai, kokią aš ten dirbau ir mes išsiskyrėme gal nelabai draugiškai su Vilkus, bet jinai buvo reikalinga Lietuvos krepšiniai, nes jinai buvo komanda, kuri konkuravo su visais. Tai kuravo su Žalgiriu, tai kuravo su Rytu, kuravo su Panevėžiu. Jinai gal nepasiekė kažkokių rezultatų, bet jinai buvo labai kovolinga, jinai buvo stipri finansiškai. Ir su savo gera infrastruktūra, su savo baze, su savo sporto salė, mes dabar juk žinom, kad Gediminas Šiemelis pastatė ir naują, sakykime, treniruočių salę, turi vadinamą Twinsbet kreditai, ir vadinasi Arena. Net nežinau, kaip jie dabar šiuo metu vadinasi. Vienu žodžiu, infrastruktūra puiki, biudžetas buvo puikus, rezultatų nebuvo, bet aš galvoju, kad gal pritrūko truputėlį kantrybės ir mes praradom tikrai finansiškai ir sportinės pusės labai stiprų klubą. 9 klubai, tai yra, aš manau, aš net nežinau, kokią sistemą reiktų žaisti tuos 4 ratus su tom pačiom komandom. Ar aš nežinau, dabar šiuo metu turbūt visos mūsų pabaltinės šalis kuri problemą. Nes anksčiau mes turėjom tą Baltijos lygą, tai buvo tikrai stiprios tiek Latvių, tiek Estų talapos. Manau, turs tokios antygos, nes yra gal tik tai kokia 5 komandos, kurios gali konkrečiai rungtyniauti tarpusavy ir grumtis dėl medalį. Bus matyti, taip yra kaip yra, niekur čia netiks, reikia šitos situacijos kažkaip įsivydiok. Nes tikėti vėl ateity kažkas atsiras, kad dar porą klubų prisijungtų, tai įdomu, tai daras iš čempionatas. O jums pačiam Vilkų išėjimas buvo netikėtumas didelis? Tiek ta pradžia, kai prasidėjo su Vilkais, aš maniau, kad tai yra toks ilgalaikis projektas. Bet dėja buvo skirta daug pinigų ir tie pinigai buvo labai neracionaliai panaudojami ir aš suprantu, sakykime, rėvėjus ir patį Gediminą Žiemelį suprantu jo tą tokį, kuri investicija, nepasileisino taip, kaip buvo norėta. Aš galvoju tik tai vėl, jeigu grįžt prie to pačio, kad gal truputėlį ankstokai buvo nuspręsta, bet negali kalbėti. Žmonės turėjo duoda pinigus ir jie mato tą viziją ir savo norus. Jeigu tų norų nepatenkinti, jie turbūt nemato prasmės skirti lėšų daugiau lėšų tai veiklai, kas ir įvyko. Galbūt tai iš dalies parodo ir tokį paradoksą, kad jeigu tu buvai geras krepšininkas, nebūtinai tu geras būsi ir sporto direktorius ar ten atsakingas už komplektaciją
už sportinius dalykus. Tai gal tai irgi parodo, kad Na, aš manau, yra toksai irgi ne visada geras krepšininkas, bus geras treneris. Ir aš žinau gerų trenerių, kurie nebuvo krepšininkais gerais. Tai čia toks yra, gal sakyčiau, individualus dalykas. Aš net nežinau, kur ten buvo vilkų problemų. Nes atvirai pasakius, kai su manim buvo nutraukta darbo sutartis, aš nelabai ir domėjusi, kas vyksta viduje. Tai man yra labai sunku spręsti, kas ten yra teisus, neteisus, ką reikėjo daryti. Bet sprendžiant pagal galinį rezultatą, kad klubas užsidarė, reiškia, turbūt vadyba buvo ne pati geriausia. jūs kaip treneris skambiausias ir svarbiausias savo pergalės pasiekite su tuometiniu Vilniaus Lietuvos Rytu, po to sekė gera atkarpa Chimki ir iškovotos bendrai 3 Europos taurės. Ir kaip manote, ar jums pasiūlytas Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postas nepavėlavo gerus 10 metų? Na, aš galvoju, kad gyvenime viskas vyksta natūraliai, kas vyksta ir nereikia kai kada skubėti, kai reikalų. Daug galvoju, kai kurie žmonės gyvenime gauna, dar vadinamų to nežinau, kaip čia vis avansų kažką. Mano visas gyvenimas dėliosi, kad aš visada viską, ką gaudavau, kai gaudavau po to, kai kažką įrodyti. Tai aš nelabai ir pergyvenu. Reiškia, matyti, atėjo dabar tas laikas. Vedam Lietuvos krepšinį ir subur kreipėsi į mane, kad gal aš galėčiau padėti, kažką padaryti ir panašiai. Na, aš neturėjau net, kad būtent tos keisės. Taip, aš ilgai galvojau, arba verka. Reiškia, tokiu mastu dirbti, nes aš kaip ir gyvenime esu pasirūpinęs ir galiu vasaras leisti ne darbuose su komanda ir su kaip komanda ištraukti nesėkmių dūną, o galiu leisti kažkur, sakysim, Ispanijoje, aš šitose kraštuose ir turiu, reiškia, dirbti, bet esu pagal tą savo požiūrį į gyvenimą, reiškia, esu darbininkas, kreipėsi, aš einu dirbti. Kaip pavyks, pamatysim. Galiu gal vieną pasakyti, kad gal laimėsim, gal nelaimėsim, bet kad kausimės tai kaip praei, nes dabar tie pirmieji, turbūt tie mūsų tiek languose, tiek draugiškas turnyras prieš Europos čempionatą, pirmi mūsų tie vertrušiai parodė, bet mes tikrai esam kovingi, gal netokie garsių savo pavardėm, savo laimėjimais, bet komanda sukūrė neblogą, ambicingą, pabandysim pavadėti medalį. Ir esate daug kartų pradėję minėję savo garsėje frazę, kad krepšinis neseksis, abiem gerai nebus. Ar tai galioja ir draugiškam rungtynėms? Nes tokios rungtynės kaip su Latvija, turkais, kur buvo intriga iki galo, atrodo kaip puikiai pabaiga į abiem konkuruojančiam pusėm, besirengiančiam čempionatą. Tai gal galime išimti iš tai taisyklį ir posakį draugiškose. Na, visų pirma, aš skaitau vis tiek pergalė, kaip bebūtų, pergalė yra geriau negu pralaimėjimas. Nors bei draugiškas varžybas žaidi, esmė yra ne tik laimėjime. Laimėjimas vienas iš turbūt, pagrindinių tikslų, bet esmė yra pamatyti savo žaidėjus, kaip jie elgiasi sunkiose situacijose, kai yra komanda lengva, visiems yra lengva, bet kai yra sunku, ir matyti, kas yra tvirtas charakteriu, kas yra psichologiškai tvirtesnis. Tai sakysim, šitos rungtynės su Latvija, kaip susidėliojo gerai, kaip ir su Turkija, kad mes galim pasitikrinti, kokios yra visų tos vietos, kokių pozicijų mums reikia padėti. Tai aš manau, pats, kas prieš sezoninio Europos čempionato rungtynių, kas visas tas kalendorius ir tos komandos žaidėm, yra labai sėkmingas, kad mes galėtume išsiryškinti, kokia komanda esame.
Aišku, dabar ateina laikas, kada reikės daryti sprendimus. Koksai bus 12 šitos senovės. Tai čia yra toks turbūt treneriam nemaloniausias momentas, kada tu gerai sportuojantiems žaidėjams ir kitą kartą ne patiem blogiausiam komandoje turi pasakyti ne, nes jie paprasčiausia gal netitinka tos pozicijos, kokią treneris galvojo. Na, tas laikas ateis, reiks daryti tą sprendimą, ir jie čia nemins. Galbūt galėtume ir papostringauti tą temą apie FIBA ir Eurolygos tą užsitęsusį konfliktą. Jau senai jis vyksta nuo tų struktūrų ištakų ir tie pakeitimai, kur pakeitė visą FIBA sistemą 2017 metais. Kaip jūs matote plačiau, ar galima rasti kažkokią logišką sprendimą, ar kažkaip tie patys Eurolygos teisėjai, kaip suprantu, dar negali tuose FIBA turnyruose teisėjauti, jeigu aš neklystu dar. Taip. Tai kaip jūs matote tą situaciją, užsitęsusi tą? Aš nemanau, kad jisai dabar jau užsitęsė, jis tokia situacija yra, taip yra. Jisai toks, tie du keliai bus ir labai gaila, kad jie nuėjo skirtingi tai keliai. Aišku, Eurolygos kūrė labai gerą struktūrą ir labai įdomias varžybės. Jos paremtos turbūt to komercinio principu. Na, FIBA sukūrė savo čempionų lygą, aš sakysim, dar yra tokių fundavėlę. Na, aš nežinau, tas konfliktas ar išsispręs kada nors, ar sueis į vieną šeimą, bet aš manau, dabar tas kelias yra. Komandų yra daug, taurių yra daug, eina jie paraleliai, aš žiūrėsiu, ko tas visas baisiai. Gal vieną dieną jie susės prie vieno stalo ir nuspręs, kad reikia daryti bendrą lygą Eurokai. Bus papyk. Kaip jūs, pavyzdžiui, galvojate perspektyviai į ateitį? Ar įmanomas kažkoks NBA Euro projektas? Ar tai čia daugiau, tik tai kalbama, jau daug metų kalbama? Na, kalbama daug, dabar čia vienu metu vėl buvo prisiminta visi tie dalykai, aš pakol kas nelabai įsivaizduoju. Visų pirma, kad čia kalbama apie, sakykime, tą Europos konferenciją, reiškia taip, kaip tos yra konferencijos Amerikoje, bet jie nežaidė nacionalinių čempionatų. Ir aš dabar nematau, kaip galėtų Europa, kuri žaidė savo nacionalinius čempionatus, žaidė savo Europos čempionatą, dar žaidė NBA lygoje. Aš tada reiktų kažko atsisakyti, nes tai būtų paprasčiausia per daug varžybų. Tada greičiausiai reiktų atsisakyti nacionalinių čempionatų. Vėlgi, ką tada ar žmonėms šito reikia, nieks nežino, nes ką tu tada pateiksi tai šaliai. Tas nacionalinis čempionatas, kai tau yra įdomus, o kad viena komanda iš Europos dalyvaus NBA kažkose varžybose, aš nemanau, kad čia sukels kažkokį įdomumą. Esate minėjęs savo meilę futbolui. Pradžia futbolo meilė galbūt prasidėjo prie sovietų laikų, kai dar minėjot Vilniaus Žalgiris pirmojo lygoje, žaidė ten 78-aisiais įsitvirtino pirmojo lygoje, to 82-ais iškopė aukščiausią lygą, 87-ais Vilniaus Žalgiris trečią vietą į sovietų pirmenybėse užėmė. Tai kokie prisiminimai ir ta meilė futbolui, kaip ten gimė, kaip jūs apskritai pamėgote tą futbolą? Na, aš nežinau, aš to mažens, mano tėtis dirbo Drobėje, jisai laikė ir jisai gynė vartus Drobės, Lietuvos čempionatą. Reiškia, Drobė turėjo futbolo komandą ir aš atsimenu nuo mažens. Mane tėtis visada vesdavosi visas sporto varžybas, tai ar tai ledo ritulys būtų, ar tai kėpalas. Tuo metu nebuvo taip profesionalu, viskas vykdavo atvirose aikštelėse, nebuvo tokių didelių stadionų, viskas buvo prieinama žmonėm.
Net dabar galvoju, ar ten kažkokie bilietai nekar būdavo, ar taip viskas masiškai buvo lankoma. Tai prie to futbolo aš esu pripratęs ko mažens. Na, jau kai subrendau, tapau ir krepšininku ir jau meilė futbolui man neišnyko, lygiai dabar neišdilus yra. Labai su malonumu žiūriu pasaulio futbolo čempionatus, Europos futbolo čempionatus. Na, tą vadinamą čempionų lygą futbolą žiūriu. Varžybų padaugėjo labai daug, nespėjau ten visko susekti, truputėlį interesas šitai lygai nukrito. Na, Lietuvos futbolo čempionatą. Anksčiau važiuodavau, žiūrėdavau į stadioną ir važiuodavau dar nesenų laikų, dar pamenu, kai tik Kauno stadioną pastatė, dar ateidavau paskui jį ir vyksta čempionatas. Na, paskui prasidėjo daug kažkokių kaip ir kryžmų, nežinau, aš ten dabar irgi vis pasiskaitau laikraščiuose, kad tam kažkaip to visoto pašalinių daug dalykų. Bet dabar šiuo metu dirbo Azerbaidžane, mes turim labai neblogą klubą tiek krepšinį čempionus, tiek futbolo klubą. Ir nuėjome į stadioną, dabar kaip dirbu, tai praktiškai nepraleidžiu nei vienų varžybų Azerbaidžano lygas, nes gražūs stadionai, daug žmonių, įdomios varžybos. Na, su futbolu aš manau, susirištas vis tiek, aš myliu sportą. Futbolas viena iš sporto šakų, kurią myliu taip pat krepšinį. Futbolo dažnai bendruomenė skundžiasi, kad nėra valstybės tinkamo požiūrio į šią sporto šaką. Kaip jūsų nuomonė futbolas, kuriame mažiau rėmėjų nei krepšinė, atrodytų be savivaldybės ir UEFA pinigų? Lietuvoje, tarkim. Na, matot, kai atsirado rinkos ekonomika, tai viskas priklauso turbūt nuo rezultatų. Kaip tu sugebi pateikti savo produktą, ką tu darai, tai aš manau, krepšiniui irgi trūksta pinigų. Aš manau, tam pačiam tinkliniui trūksta pinigų. Ir visom sporto šakom trūksta pinigų, nes aš kalbu ir nemanau, kad kas nors pasikeitė, kai buvęs kūno kultūros sporto departamento vadovas. Bet žiūrint, kokiam lygy ir kada žaidė, aš kalbėjau ne kartą su treneriais ir su žaidėjais, su futbolu mes ryšomės masonovais, su visais žaidėjais. Man tikrai labai malonu išvysti Lietuvos rinktinę žaidžiant Europos čempionatą. Ir nekalbu apie pasaulį čempionatą. Na, duok Dieve futbolų sveikatos, kad aš tą pamatyčiau. O kaip vertinate dabartinę Vilniaus Žalgirio situaciją? Nežinau, iš vidaus seku spaudą, įvyko eilė tokių, aš net nežinau, kur ten yra ta problema, labai nenorėčiau kreistis, nes žinau, kad kažkas netvarto. Kas kaltas, kas nekaltas, ne man spręsti, aš manau, kad futbolo visuomenės spręstos reikalas, bet aišku, šitai dalykai nėra gražių ir jie nepušia futbolais. Ar jūsų karjeroje ar iš atminties būdavo atveju, kaip, tarkim, gal moterų krepšinį, kai kažkas iš klubo vadovo artimai bendrauja su treneriu, ar žaidėjas su vadovo, ar būdavo tokių atvejų? Ar ne? Aš nepamenu, aš nežinau. Iškės geriau nepainioti darbo su malonumais. Aš nežinau, kas ten kaip susipainioja, aš to nuogėbos, tai aš norėčiau panartoti. Gyvenime yra visokių situacijų. Pats gyvenimas ir išaiškės, kur yra tiesa. Kaip kalbėkime apie Baku, Sabak ir jos visą piramidę ir struktūrą, ir futbolo komandą, ir krepšinę. Visai nesenai prie jos prisijungė Valdas Dambrauskas, galbūt jūs jį rekomendavote Sabak vadovams? Ne, mes kalbėjom su Maksudu, prezidentu ir vadovui. Mūsų Sabak klubas yra ir futbolo, ir krepšinio vadovas. Taip, klauskė mane apie Valdą, mes net buvom susitikę pietavom, bet čia buvo pernai metais, kada Valdas nepasirašė to
o krapą pabendradarbiavau su vadovu ir aš labai apsidžiaugiau, kai dabar vasarą kitą visai atvažiuoja ir vis tik vėl pasirašo. Aš manau, kad reikėjo trenerių, aš skaitau į gerų trenerių, nes man sunku skęsti, tai nėra mano sporto šaka, bet kaip aš jau suprantu, skaitau, seku karjerą, jo karjerą ir į trenerių. Na, aš manau, kad reikėjo Sabah klubui pakeisti tą žaidiminį stilių, ką jie dabar žaisdavo, ir tiek girdėjau iš atsiliepimų, kad futbolas tapo įdomesnis, greitesnis. Na, bus pakliuf, dabar važiuosiu Europos čempionato, važiuoju kitą sezoną dirbti, tai vėl lankysiu varžybas, tas yra mūsų vados klubas ir mūsų bendri dalykai, kuriuos reikia periferte. Tiek futbolistai ateina į krepšinio varžybas, tiek mes krepšininkai einam į futbolo varžybas, kartu tai turim bendrą, sakykim, gerą bendrą šeimą į sporto šeimą. Na ir paskui taip, pažiūrės, kas ir seksis. Ir taip, vat, kaip link pabaigos, vat, taip, anksčiau turėdavom tą jugoslavišką krepšinio mokyklą, ten treneriai, lietuvišką, ir vat, dabar, vat, pavyzdžiui, serbų treneriai labai tempia savo savo šalies asistentus ar tos pačios pilietybės trenerius pakviečia į užsienį, į klubus ir toks kaip propagavimas vyksta. Atvažiuoja vyriausias treneris, jis atveš asistentus į serbus. O lietuvių, pavyzdžiui, dar vis kartais būna, kad treneris pasirašo gerą sutartį užsienį ir dažniausiai kažkaip tas nevyksta, kaip toks kaip protegavimas, tiesiog padėjimas į platesnius vandenis išvažiuoti. Ar čia dėl to, kad mes daugiau taip individualistai save žiūrim, ar tiesiog kažkaip yra taip susiklosti, kad ten dabar tas nuosmukis į krepšinio trenerių yra Europoje, kai neturim nei Europos taurikių trenerių, Eurolygoje irgi dabar turime 2 trenerius, bet anksčiau tik tai tokia situacija. Sunku spręsti. Visų pirma, žiūriu į mūsų darbą iš profesionalios pusės. Tu negali atsivežti trenerius, kurie yra tavo draugai ir neišmano to darbo taip, kaip tau reikia. Aš tai skaičiau, kad asistentai turi būti tokio pajėgumo, kad jeigu tu kažko nežinai, tai jie tau gali patarti arba dėti. Pas mane paprasčiausia susidarius neteisinga, sakyti, tokia situacija, kai pagrindinis treneris yra stipriausias ir tie patentai yra, aišku, čia yra finansiškai susidėlioja, nes tie geri treneriai ieško, geriausi treneriai ieško vyr trenerio darbo ir nes jis yra geriau apmokam. Tai aš nežinau, aš kai važiavau dirbti į Chimkus, mane tenkino iš profesionalios pusės lietuvių trenerių kolektyvas, tai buvo Sidonis, buvo mano sūnus, buvo Rodolfas Picaitis, su kuriais aš dirbau, aš juos pažįstu, jie žino mano darbo stilių ir mes labai gerai dirbam. Mes serbai, aš galvoju, pas juos gal daugiau aukštesnės klasės trenerių ir jie, kai išvažiuoja, visada atsivedė savo pagalbinį. Tada jie keičia klubą, tie pagalbininkai kaip ir išmieka, sakykim, bet vis tiek, jeigu jie būtų prasti pagalbininkai, tai jie būtų atleisti. Jie kaip ir lieka vyr treneriais ir ta visa, sakykim, ta visa sistema plečiasi. Na, aš nemanau, kad lietuviai yra tokie blogi, reiškia, žmonės, kad jie nenori savo kolegų pasikviesti kartu. Pažiūrėkit, dabar yra visi keliai. Jisai turėjo misijų, jisai turėjo, sakykime, daug pasikvieti Kazį Maskvytį. Na, jis irgi ieško trenerių, matyt, tiek nėra tiek pajėgų trenerių, kurie sugebėtų dirbti Eurolygoje. Čia gal yra viena ta problema. Mes vienu metu treniruodamas Chimkus turėjau savo asistentus, vienas buvo ispanas, vienas buvo serbas. Jie man labai puikiai dirba. Ir aš į tą dalyką žiūriu kaip į profesionalumą, nes jeigu klubui nesėkmė mus visus atleis,
Tai pavyzdžiui, vyr treneriui nėra prasmės atsives savo pažįstamus ir jie tau nepatars tam lygiai, o tam lygiai jau reikia patartis. Tu prarandi savo darbo vietą vien dėl to, kad atsivedžiai savo pažįstamus žmonės. Į šitą darbą automatiškai žiūrim profesionaliai. Ir tuomet paskutinis klausimas, treneri, kaip galvojate, ar tvirtas charakteris ir tokias kaip šitą rinktinę jūs labai priminė 2010 metų rinktinę, kur buvo daug vidutinių žaidėjų, kur buvo daug gerų žaidėjų, bet nebuvo ryškios žvaigždės. Ar gali būti tai bėganti greita komanda, kuri tiesiog bus stipri charakteriu, kuri su X faktoriu ir kuriuose kiekvienose rungtynėse vis kitas žaidėjas galės nustebinti, pelnydamas daug taškų, taip sukeldamas netikėtumų į varžovo gynybą. Ar jūs to siekite, kad tiesiog kažkokiu, ar jūs matote sąsajų su ta rinktinė Kęsto Kemzūros, kur į 3. vietą pasaulio čempionate netikėtai užėmė visų nurašytą prieš tai čempionate? Aš sakyčiau, Kęsto Kemzūro komandų, kad po to jau yra pastatę, buvo gerų žaidėjų. Gal nebuvo tų sugerimų žvaigždžių, tai kaip kažkada turėjo Jasikevičių, o tie turėjo Freizę, jie turėjo Mačiulį, jie turėjo Joko, nėra, tai man reikia. Na, mūsų rinktinė yra jauna, mes turime Joną Valančiūną, kuris yra mūsų toksai, sakysim, kaip pavilį ta motinėlė, kurios atvitės apie jį. Ir mes turim labai ambicingų, jaunų, sąlyginai jaunų krepšininkų, kurie turi pakankamai meistriškumo, kad žais aukščiausio lygio, bet gal nėra savo klubuose kur kodos individualios iškintos žvaigždės, bet mes dabar, ką aš matau, ką pasirašymo laikotarpį, mes labai sukūrėm gerą atmosferą, komandinę, darbinę komandinę atmosferą ir, sakykime, sukūrėm pačią komandą. O mes žinom, pats futbolas, sakykime, tai yra komandinis sporto šakos, kur reikia tau ne kokia individualybė, bet reikia, kad būtų to tarpusavio susiekimo. Tai aš galvoju, mūsų ta komanda, kaip jie pats jie gali kiekvienas rungtynės iššauti kitas žaidėjas, bet mes turim savo pagrindinius principus, kietą gynybą, iš kurių reikalauja iš visų žaidėjų. Nes nėra to, tas bus paėmė, tas bus gynyba, mes turim pirmą gera gynyba, antrą agresyvumas įgilantis, pavojantį dėl atšokusių kavorų, trečią mūsų daug koncepcija, reiškia greitas, kur žaisti dabartį, greitą krepšį. Nes jeigu turėjo stiprių galybių, pozicijinis žaidimas tau tikrai nespręs. Sprendės ir zyzė. Mes įgau didelį kolėską dimt. Aš galvoju, kad mūsų komanda bus tokia komandinė, greita, pikta ir mes ko to savo, jeigu kažkada aš pats neprisiminsiu, bet buvo tokia, bet poetis pats. Jie stanisi preto. Ja, tai va, ta komanda buvo kažkokia, ten turėjo kažkokių ryškių žodžių ir buvo labai pavykima. Tai aš matau tokį modelį šiuolaikinių jūsų komandų, kadangi šiemet į rytą atvažiavo tokie kylančių žodžių, kaip sakysim, Buzelis, sakysim, negalėjo važiavo Savoris. Na, mes turim kažko kompensuoti, bet aš galvoju, mes kompensuosim savo darbą ir ateis. Gerai, ačiū tada treneriui už ilgą ir išsamų pokalbį. Palinkėsiu asmeniškai gerų pirmenybių bei parvežti Lietuvą medalius. Ačiū.